Sveiki, štai tokio tipo darbinės pirštinės noriu pristatyti, kurias rankiniu būdu siūbu jau apie 20 metų, nuolat kažką patobulindamas. Užsidėjęs ant rankų. Pagrindiniai mano klientai žinoma kepyklos, tačiau pirštinės sėkmingai naudojamos įvairiuose darbuose. Pavyzdžiui, krovos. Ypač sunkių komponentų krovimuose, perkelimuose ir panašiai. Kodėl? Pirštinės itin storos ir jos 100% apsaugo rankas nuo prispaudimo, nudaužimo. Nerasite nieko panašaus jokioje parduotuvėje, kad šitaip užtikrintai apsaugos jūsų rankas. Kitas pavyzdys. Žiema, kasant sniegą. Saugu, patogu ir ganėtinai šilta. Na ir taip toliau. Šiandien aš pamėginsiu trumpai parodyti, iš kokių medžiagų audinių pirštinės sudarytos. Na ir patį siuvimo procesą, kas gali būti savotiškai įdomu. Šiame vaizdo įraše noriu parodyti ne kažkokią reklamą, o tikrą darbo procesą. Nuo pirmų detalių iki gatavos pirštinės. Tad pirmin. Štai čia matote dvi atskiras pirštinės detalės. Šitą aš vadinu pirštu, o čia turbūt pagrindas, ta didžioji dalis. Tai yra baldinis batalinas arba batinas. Štai čia yra jo sertifikatas, žinoma, uždengus konfidencialią informaciją ir ko gero gerai matosi, kad yra 350 gramų į kvadratinį metrą. Jeigu apytiksliai pamatavus storį jo, tai gaunasi kažkur tai 0,5 centimetro, maždaug taip. O štai tolumoje matot visą ruloną jo. Kas toliau? Šitas batinas arba batalinas iš abiejų pusių prie jo prisiuvama du atskiri audiniai. Pirmas, čia yra gana storas ir tvirtas audinys darbo rūbams iš vienos pusės. Iš kitos pusės dedama paprasta drobelė, kad tie pūkeliai nemaišytų rankai. Tai yra tas oranžinis audinys iš išorės, o čia jau viduj pirštinės. Panaši technologija ir su pagrindinė didžiaja dalimi. Tai yra iš vienos pusės yra prisiuvamas storas, tvirtas darbinių rūbų audinys, iš kitos pusės kažkokia tai drobelė. Ir tos visos drobelės, kurios būna paprastai įvairių spalvų. Sekanti trečia ir ko gero pagrindinė detalė, aš vadinu ją delnu. Tai yra ta vieta, kurią mes viską imam. Va štai tas delnas, jis apsiūtas gobelenu. Taigi, iš vienos pusės vėl dedama kažkokia drobelė, iš kitos pusės tvirtas gobelenas. Apsiūnama iš vienos, iš kitos pusės ir gaunasi dvigubos siūlės. Štai taip atrodo rulonė. Tas storesnis batinas, jis žinoma ir milimetrais šiek tiek storesnis, maždaug 7. Tačiau esminis skirtumas, kaip matote, iš sertifikato, jis yra dvigubai standesnis toks. Jeigu ten buvo 350 gramų kvadratinį metrą, tai čia jau 700 dvigubai. Galiu pasakyti tiek, kad ilgėliau pakarpius detalės pradeda skaudėti ranką. Galite įsivaizduoti, ant kiek jis yra tamprus, bet ganėtinai lankstus ir minkštas.
Na ir pats gobelenas. Tos sudėties aš stengiuosi nekeisti. Anksčiau va šitoje vietoj gobeleno aš dėdavau storą vilną, jeigu būtų paprasčiau, tai iš kurios siūna žieminius paltus. Bet gobelenas pasirodė ir praktiškesnis, ir stipresnis. Taigi dabar belieka viską, ką aš čia parodžiau, susiūti tiesiog ir eisim toliau. Ir štai mes turim 3 atskiras pilnai paruoštas pirštinės detalės. Delnas, pirštas ir pagrindas. Sekantis mūsų darbas sujungti delną su pirštu. Va taip. Reiškia, bus siūvama 2 siūlėm iš vienos pusės ir iš kitos pusės. Taigi gaunasi 2 siūlė, jau neperplėšia. Ir noriu atkreipti dėmesį į siūlus. Dabar aš siūlus keičiu į žymiai storesnius. Čia bus armuoti siūlai, kaip pavyzdį galiu pasakyti. Jais siūvami mašinų tentai. Taip, kad ir mes pradėsim jau rimtą darbą. Pirštas su delnu jau yra susiūtas. Dabar mes šitą kombinaciją dedam ant pagrindo ir formuosim jau pačią pirštinę. Pirštinė gatava beveik. Liko dabar darysim prieš paskutinę operaciją. Va taip palenksim kraštelius. Aš vėl, aišku, pakeisiu siūlą. Paprastai kraštelius aš lenkiu su juoda spalva.
Tad štai pirštinė kaip ir baigta. Siuvimo mašiną dabar galima patraukti į šoną. Mums beliko pirštinę išversti, apkarpyti nereikalingus siūlelius. Vertimas irgi nėra darbas iš lengvųjų. Jeigu iš karto reikia išversti kokį 100 porų, natūraliai pradeda skaudėti pirštų sąnariai turbūt. Aš čia truputį pasitraukiau nuo kameros, nes bijau užkabinti ir išvartyti čia visus stovus, štatyvus ir panašiai. Bet čia nieko stebuklingo ir nepraleidau. Paprastas vertimas. Tam, kad išverst gerai ištampyt didįjį pirštą, nykštį, naudoju tokią medinę lopetėlę ir štai pirštinaitė gimė jūsų akyse. Labas, labas. Tikiuosi, man pavyko parodyti tai, ką norėjau. Tiek kruopštaus ir, pasakyčiau, nelengvo darbo reikia įdėti. Ir patikėkit manim bei pastoviais mano produkcijos pirkėjais. Šitų pirštinių neverta lyginti su konvejeriniais gaminiais ar pigiomis kiniečių štampuotėmis. Dirbu pagal individualios veiklos pažymą. Prireikus išrašau sąskaitas. Atsiskaitimas pavedimu ar grinais. Mokėjimo būdai įvairūs. Nuo praeitų metų taikau naujovę. Mano pirštinės gali įsigyti ne tik įmonės, bet ir pavieniai asmenys. Vos po 2-3 poras. Išsiųsiu bet kur per kurjerių tarnybą. Visa reikalinga informacija aprašyme po šio video. Tai yra išsamus aprašymas mano svetainėje savas.lt arba skelbimų portale skelbiu.lt. Mano kontaktai, telefonas, elektroninis paštas. Rašykit, skambinkit, įsigykit ir išbandykit. Nepasigailėsite. Tad iki malonaus.